Pirmiausia, noriu pasveikinti varžovus, Lietuvos ryto komandą ir jų sirgalius. Jie šiandieną mus pranoko visais aspektais ir mes sugebėjome jiems deramai pasipriešinti. Rytas kontroliavo rungtynių eigą nuo pradžios iki pabaigos. Mes nežinome gerai nei puolime, nei gynyboje. Ir net turbūt sunku būtų surasti gražių momentų, kuriais būtų galima būti patenkinti. Be jokios abejonės Rytas turėjo puikų sezoną. Tai rodo tai, kad jie žaidė ketvirtį Europos taurėje ir dabar iškovojo teisę žaisti VTV ketveriukėje. Ir manau, kad tai yra didelis pasiekimas Lietuvos Ryto komandai su jo biudžetu. Mums lieka rytojaus rungtynės, vadinkim paguodos rungtynės. Mes labai norėjom šiandien laimėti, bet mums silpnesni reikia pripažinti. Galbūt atsiliepė tai, kad mes daugiau negu 2 savaitės neturėjome jokių rimtų rungtynių ir žaidėjai išsimušė iš ritmo. Tačiau tai yra nepasiteisinimas. Galėjau konstatuoti faktą, kad šios dienos rungtynės atspindi jėgų santykį. Lieka rytojaus rungtynės ir žaisim su namiškių komanda ir be jokios abejonės bus labai sunku. Ne ką nelengviau negu šiandieną, bet aš tikiu savo komandą, kad mes rasime valios susikauti rytoj dėl bronzos. Treneri, jums rytoj rungtynės principinės bus šiek tiek? Aš visada gaunu tą klausimą, kad aš žaidžiu su Žalgiriu, bet aš galiu pasakyti, kad ruošiuos tom rungtynėm taip pat, kaip aš bet kuria kita komanda. Aš esu profesionalas ir sentimentus reikia atmesti. Be jokios abejonės aš jaučiu sentimentų Šiauliams, tai buvo keli metai mano, čia daug yra mano draugų ir man malonu čia atvykti ir man visada malonu žaisti šitoje puikioje salėje. Tačiau mes profesionalai reikia atmesti visus sentimentus ir kovoti pergalės. Kokį įspūdį palieka Šiauliai kol kas? Galiu išduoti paslaptį, kad mes nesiruošėm tom rungtynėm ir mes ruošiamės Lietuvos Rytui. Tačiau naktis ilga ir aš galiu pasakyti, kad aš mačiau kelias Šiaulių rungtynes ir man palieka gerą įspūdį ir žaidžia žymiai kokybiškesnį krepšinį negu žaidė pernai. Turi daug lygiaverčių žaidėjų, galinčių pelnyti taškų, kovinga komanda, drausminga komanda, matosi, kad geras mikroklimatas, trenerio nuopelnas, palieka man gerą įspūdį. Tai yra rimtas varžovas. Kaip yra su Matu Zavacku, viskas gerai su galva, tai žaisti? Jam praskėlė galvą gan stiprokai ir susiuvo. Ir jis šiaip yra karys ir jeigu jisai pasakė, kad geriau aš pasidėsiu ant suoliuko, tai reiškia nelabai gerai. Bet aš tikiuosi, kad jisai rytoj bus pasirengęs